Sveiki, čia Mokslo žinios ir su jumis daktarė Mažena Mackoit-Sinkevičienė. Kiekvieną epizodą pasistengsiu aptarti po keletą mokslo naujienų iš viso pasaulio ir iš čia esančio Saulėtekio slėnio. Pradėsiu aš nuo praėjusių metų pabaigoje pasirodžiusio Nature straipsnio, kurio autoriai yra Berklio, Harvardo, Mančesterio, Kalifornijos universitetų ir Nacionalinio medžiagų mokslo instituto Japonijoje mokslininkai. Šis straipsnis nagrinėja kvantinį chaosą. Klasikinėme pasaulyje chaosas pasireiškia visur, sukeldamas sumaištį įvairiose mūsų kasdienio gyvenimo aspektuose. Pavyzdžiui, ilgalaikėse orų ir finansų rinkos prognozėse. Apie klasikinį chaosą aš nemažai kalbėjau minėdama drugelio efektą, trijų kūnų problemą ir sinchronizaciją. Vis dėlto, kvantinio chaoso prigimtis tebėra mįslė. Šią tyrimų sritį, vadinamą kvantinę chaosologiją, kvantinės mechanikos pradžioje pirmasis išryškino Albertas Einšteinas. Ir šis sritis tebėra aktyvi mokslinių tyrimų sritis. Taigi, chaosas, kuris, kaip žinoma, sukelia drugelio efektą, gali pasireikšti tik tam tikrais atvejais. Vienas iš jų yra mūsų planetos atmosfera. Tačiau, jeigu atidžiau pažvelgtume į materiją, pamatytume, kad visa tai yra kvantinė fizika. Ar gali chaosas kilti ir čia? Koks jis bus? Tai yra labai geras klausimas. Taigi šiuose mokslo žiniuose turiu nuostabų mokslinį straipsnį, kuris nušviečia, kasgi vyksta kvantiniai sistemoje vietoj tikrojo chaoso. Chaosas, kai nedideli pokyčiai pradinėse sąlygose nulėmė radikaliai skirtingus rezultatus. Intuityvus būdas suprasti, kodėl kvantinė fizika negali būti chaotiška, yra tas, kad chaosas reikalauja, jog bet koks mažas trikdis eksponentiškai sustiprėtų. Tačiau kvantiniai mechanikoje viskas aprašoma yra banginė funkcija, paprastai žymima graikiška raide psi, iš kurios mes apskaičiuojame tikimybės. Tikimybės negali būti didesnės nei vienetas. Jos negali augti be galo daug. Įsivaizduokit, kad jūs vėluojate į darbą ar į paskaitą su tikimybė 2,2. 220%. Tai jau būtų keista. Taigi, kas vyksta kvantinėje mechanikoje? Kurį laiką gali atrodyti, kad chaosas įsitvirtina, bet galiausiai taip nenutinka. Jį nuslopina kvantinis neapibrėžtumas. Tai intriguojantis procesas, kurį fizikai tyrė naudodami gana paprastą pavyzdį. Pavyzdžiui, dalelė yra uždaroje dvimatėje erdvėje. Jai yra suteikiamas pradinis postūmis, tada ji atsimuša į sieneles. Ar jos judėjimas bus chaotiškas, priklauso nuo ribos, nuo sienelės formos. Vienas iš gerai žinomų chaotiškų pavyzdžių, vadinamas stadionu, nes jo forma primena suapvalintą stačiakampį, o mėgstamtiems biliardą, tai primena biliardo stalą, tai taškinės dalelės trajektorija jame niekada nesikartoja. Jei lauksime pakankamai ilgai, dalelė priartės prie bet kurio stadiono taško, bet negrįš į tas pačias padėtis. Tai yra chaoso požymis. Jeigu kvantinė sistema elgtųsi panašiai, būtų galima tikėtis, kad kvantinės dalelės tikimybė pasiskirstys tolygiai per visą stadioną. Tačiau taip nenutinka. Vietoj to atsiranda tam tikras dėsningumas. Mes įžvelgiam raštą. Tai mes matome šioje animacijoje. Yra trajektorijų šioje uždaroje erdvėje, kurios turės didesnę tikimybę negu kitos. Jos vadinamos kvantiniais randais, angliškai quantum scars, nes jos atrodo tarsi randai ant klasikinio tolygaus tikimybinio pasiskirstimo. Kokie tiksliai randai susidarys, priklauso tiek nuo uždaros erdvės formos, tiek nuo pradinės dalelės būsenos. Pavyzdžiui, čia jūs matote, kokie randai susidarys širdies formos erdvėje. Iki šiol tokie kvantiniai randai buvo tik fizikų teoretikų darbuose. Tačiau čia yra būtent tai, kom svarbus šis naujas mokslinis straipsnis. Mokslininkai sugebėjo sukurti tokio stadiono formą grafeno lakšte. Ant grafeno lakšto jie suformavo ribą su elektriniu lauku iš skenuojančio elektroninio mikroskopo.
ir stebėjo, kaip elektronas juda šioje uždaroje erdvėje. Kvantinis randas priklauso nuo pradinės dalelės būsenos. Grubiai tariant, klasikiniu požiūriu šie randai yra dalelių keliai, tačiau jie yra nestabilūs. Dalelė juose neišsilaiko. Kvantiniu atveju banginė funkcija gali nusistovėti ant šių konkrečių raštų, kurie patys savaime nėra keliais, bet turi padidintą tikimybę. Ankstesnėme modeliavime matote, kad apskritai randai, kuriuos gaunate, yra gana sudėtingi. Taigi, mokslininkai pasirinko tokią pradinę būseną, kuri suformuos begalybės formos randą, kurį matote šioje animacijoje. Be kvantinio efekto tokia forma tiesiog nesusiformuotų, neegzistuotų. Jų matavimai gražiai patvirtina kvantinės fizikos prognozę. Kaip matot šiuose paveikslėliuose, tai yra kvantinis randas. Šis rezultatas puikiai sutampa su eksperimentu. Tai labai įdomu dėl dviejų priežasčių. Pirma, kad kvantiniai randai yra naujas metodas, leidžiantis stebėti elektros ir energijos pernašą medžiagose. Tai gali labai praversti, kuriant miniatiūrinę elektroniką. Grafenas, kurį jie naudoja eksperimente, yra viena iš didžiųjų kompiuterijos pramonės vilčių. Taip, ji yra susijusi su naujais mikroschemų miniatiūrizavimo metodais. Galbūt tai bus proveržis, kuriant mažesnius, greitesnius ir efektyvesnius prietaisus. O kita priežastis, kodėl tai įdomu, yra ta, kad tai dar viena galimybė tyrinėti kvantinio režimo ir klasikinio nekvantinio režimo sankirtą. Tokių reiškinių kaip kvantiniai randai tyrinėjimas galėtų padėti mums išsiaiškinti, kaip iš kvantinių taisyklių atsiranda klasikinis chaosas. Tęsiam mokslo žinias. Kasgi įvyko Saulėtekyje sausio mėnesį? Visų pirma, Vilniaus universiteto fizikos fakulteto superkompiuteris HPC gavo tarptautinį įvertinimą. Tai yra prestižinis sertifikatas iš EGI federacijos. Tai ne tik apdovanojimas, bet įrodymas, kad Baltijos šalyse galingiausias mokslinis superkompiuteris yra pripažintas tarptautiniu mastu dėl plėtojami mokslinių tyrimų bei inovacijų. Labai daug mokslinių straipsnių ir man skaičiavimuose jis labai padėjo. Ir profesorius Mindaugas Mačernis tikisi, kad tarptautinis bendradarbiavimas taps su laiku tik intensyvesnis. Tom jis džiaugiasi, jis yra Litgrid HPC infrastruktūros Saulėtekyje vadovas. Kita džiugi naujiena. FTMC lazerinių technologijų skyriaus vadovas, Lietuvos lazerių asociacijos prezidentas, Lietuvos mokslų akademijos akademikas, tai profesorius Gediminas Račiukaitis, gavo Švento Krištoforo statulėlę už nuopelnus mokslui. Gediminas Račiukaitis dirba daugiau negu 20 metų lazerinių technologijų srityje. Jis paskelbė apie 200 mokslinių straipsnių, jam priklauso 17 patentų. 2020-aisiais kartu su FTMC kolegomis, dr. Mindaugu Gedvilu ir dr. Pauliumi Gečiu, jis buvo apdovanotas Lietuvos mokslo premija. Tai dar ne pabaiga, nes Europos komisija 2024 metais projektui CHIPS C2 LT skyrė itin aukštą įvertį, kuris lėmė, jog Lietuvoje bus kuriamas puslaidininkių kompetencijos centras. Jame vieno langelio principų bus teikiamos paslaugos padedančiam verslui, startuoliams ir mokslo institucijoms kurti ir diegti pažangias puslaidininkinės technologijas. Ir Gediminas Račiukaitis yra šio projekto koordinatorius. Kita naujiena. Vilniaus universiteto fizikos fakultete buvo aptartos tolimesnės bendradarbiavimo su CERN perspektyvos. Įvyko svarbi apskritojo stalo diskusija su tarptautinės patarėjų tarybos Lietuvos dalelių fizikos konsorciumui nariais. Tai yra profesorius Krzysztof Schafer ir daktaras Maksim Titov. 5 metų Lietuvos narystės CERN apžvalga sėkmingai užbaigta. Lietuva padidino tiek mokslinę infrastruktūrą, tiek mokslinių tyrimų apimtis ir įvykdė įsipareigojimus kaip asocijuotoji valstybė narė. Kita naujiena. Įsibėgėja ambicingas mokslinis projektas, kurio metu kuriamos naujos nanodalelės, įgalinančios išplėsti spektrinio metodo pritaikymo galimybes. Tai tikimasi leis efektyviau diagnozuoti odos vėžį.
FTMC mokslininkai kuria inovatyvias nanodaleles ankstyvajai odos vėžio diagnostikai. Ši lietuvių komanda naujų nanodalelių gamybai naudoja du metodus. Pirmasis yra grinai cheminis, kai tirpale maišomos įvairios cheminės medžiagos ir tokiu būdu suformuojamos reikiamos nanodalelės. Na, o kitas būdas yra kiek kitoks, kai į skystį patalpinamos yra metalo gabaliukas ir paveikiamas didelės energijos lazeriniais impulsais. Nuo projekto pradžios praėjo vos metai, bet šią vasarą planuojama jau sukurtas nanodaleles pateikti Malmės universiteto mokslininkams, kurie galės išbandyti jas su tikrais odos mėginiais. Kaip tai veikia? Ant odos pastebėjus spalvos pakitimą ar neaiškius darinius, galima uždėti specialiai paruoštą šlapią kempinėlę, kuri iš odos paviršiaus išplaus šiek tiek molekulių. Tokiu būdu paruoštą tirpalą galima tirti UV SIRS metodu ir gauti greitą, patikimą atsakymą. Ačiū, kad žiūrėjote Mokslo žinias. Iki kito karto. Iki.